Tinkama ir reguliari veido priežiūros rutina yra tiesus kelias į skaisčią bei žvilgančią odą. Be jokios abejonės, tam, jog pasiektume geriausius rezultatus, labai svarbu parinkti konkrečiai jums tinkančias veido odos priežiūros priemones. Vakaro veido odos priežiūros rutiną turėtų sudaryti veido prausiklis, tonikas, serumas ir veido kremas. Na, o rytinėje veido odos priežiūros rutinoje kiekvienas turėtume įtraukti ir SPF kremą. Tai yra apsauga nuo tiesioginių UVA ir UVB saulės spindulių. Kasdienėje odos priežiūros rutinoje labai svarbu naudoti produktus pagal savo odos tipą. Veido prausiklio paskirtis yra pašalinti negyvas odos ląsteles, išvalyti poras ir nešvarumus. Tai bene svarbiausia priemonė odos priežiūros rutinoje. Priemonė pašalina prakaito, makiažo likučius, kurie būtent kaupiasi odos porose. Kai visi nešvarumai ir toksinai pasilieka porose, atsiranda veido odos problemos, tai yra spuogai, sudirgimai bei inkštirai. Be šios priemonės nei kremai, nei serumai neatliks teisingai savo funkcijos, kadangi sumažės veikliųjų medžiagų skvarba. Veido tonikas tonizuoja, drėkina odą, atstato odos pH funkciją bei atkuria jos barjerinę funkciją. Ir paruošia odą kitų priemonių naudojimui, tai būtent veido serumui ir kremui. Reikiamas odos pH padidina veikliųjų medžiagų pasisavinimą, todėl šios priemonės taip pat neverta pamiršti savo veido odos priežiūros rutinoje. Na, o veido kremas apsaugo odą nuo žalingo aplinkos poveikio, maitina bei drėkina veido odą. Veido serumas turi savyje didesnę veikliųjų medžiagų koncentraciją nei kremas ir yra skirtas tam tikrai odos problemai spręsti. Serumas būna paprastai lengvesnės tekstūros, prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius bei sustiprina veido kremo poveikį, leisdamas pasiekti maksimalų efektą. Margarita Moist & Minerals linijos veido serumas su natūraliu birutės mineraliniu vandeniu ir 3 skirtingų molekulinių dydžių hialurono rūgštimi intensyviai drėkina veido odą. Ir nepriklausomos laboratorijos atliktais tyrimais nustatyta, kad naudojant produktą 21 dieną išlieka ilgalaikis drėkinimo efektas net iki 100%.